Tai jau beveik labas vakaras ir mes turim paskutinį, bet neblogiausią pristatymą, kuris yra Viltės Adomavičiūtės, kuri yra iš kūrybinio tarpdisciplininio Naujo Europos Bauhauso tyrimo centro biokompozitų tyrimo, taip, tyrėja. Tai gerai, kad aš užsirašiau, nes būtų labai sudėtinga taip daug pasakyti. Ir dar iš Vilniaus dailės akademijos. Taip, tas tyrimų centras yra Vilniaus dailės akademija. Jis yra pats tas tyrimų centras Vilniaus dailės akademijai. Puiku, aš kai studijavau, jo dar nebuvo. Nes man įdomu, bent jau būčiau užėjęs pažiūrėti, kas ten vyksta. Taip, yra pirmi metai šiame. Pirmi metai? Taip. Geras. O studentai yra, ar tai yra tiesiog kaip tyrimų laboratorija? Tai yra tyrėjų komanda, apie 20 žmonių. Oho. Tai jūs turėsite atstovėti visus 30, tai aš jums linkiu sėkmės. Ir aš kiek suprantu, dar jūs esate pluoštinių kanapių ūkininkė. Taip, šiemet yra 10 metai, kai Lietuvoje ekologinėme ūkyje auginame pluoštinės kanapės. Čia susijusios šiaip temos jum, ar ne? Taip, būtent čia yra augalo panaudojimo visapusiškas projektas. Tai tokia atveju čia viskas ir gaunasi. Nuo mokslinių tokių iki pasėdėjimo sodybai gamtoj ir atsipučiant mano svajonių gyvenimas. Tai gerai, aš jums linkiu sėkmės ir palieku jūs, nes matau, kad jūs puikiai pasiruošus ir laukiam įdomaus pristatymo. Dėkui. Ačiū labai, Davai. Dėkui. Taip, tai sveiki. Šiandieną aš papasakosiu apie daugiafunkcinius pluoštinių kanapių kompozitus nuo garso valdymo objektų iki statybos sprendimų. Ir visas šis pranešimas bus pagrindė apie mano du jau įgyvendintus projektus. Tai yra kanabetologika, kuris buvo pradėtas 21 metais, ir Hemoforma, kuris yra akustinių plokščių projektas, kuris pradėtas pernai. Taip. Ką norėčiau labiausiai akcentuoti šiame pranešime. Būdami lietuviai, mes visi mylime miškus ir žinome, kaip juos skausmingai kerta įvairios kitos šalis. Todėl visas šitas projektas yra būtent akcentuojamas į tai, kad reikia saugoti miškus ir auginti pluoštines kanapes, kadangi Lietuvoje pluoštinių kanapių derlius per sezoną gali išaugti puikus ir iš jų galima gaminti įvairiausius dalykus ir galima tiesiog saugoti savo girias ir miškus. Tiesa dar, taigi brandus miškas su įvairiomis medžių rūšimis gali sugerti vidutiniškai nuo 10 iki 30 tonų anglies dvideginio vienam hektarui, o kanapės dvigubai daugiau. Taigi, kodėl pluoštinė kanapė? Todėl, kad pluoštinė kanapė yra šiaip vienas ekologiškiausių augalų pasaulyje. Jų visiškai nemėgsta jokie kenkėjai, dažnai lietuviai nuo senovės jas ir augindavo aplink savo daržus, tam, kad apsaugoti derlių. Taip pat auginimui nereikalingi jokie papildomi pesticidai, trąšos. Taip pat kanapę galima naudoti nuo pirminio perdirbimo ir tam nereikia kažkokios labai ypatingai sudėtingos technikos ir aparatūros. Na ir taip pat kanapės panaudojimo galimybės yra beribės, tai iš tikrųjų augalas, kuris yra visiškai atitinkantis zero waste filosofiją, kadangi pradedant nuo kanapės žiedo, kuriame yra daugybė kanabinoidų, mokslininkai sako, dabar yra virš 150, tai tarkim iš žiedo gaminami aliejukai, labiausiai populiarus, žinoma, yra CBD aliejus, bet tie aliejai visi yra pilno spektro ir juose yra ir CBG, ir CB1, ir kitų kanabinoidų, tai yra skirti mediciniams tikslams. Na, taip pat galima iš žiedo ir lapų daryti arbatas, iš sėklų įvairius baltymus ir maisto papildus, taip pat gydomąją kosmetiką gaminti, na, o iš stiebo galima daryti įvairias virves, popierių, audinius ir taip pat statybinės medžiagas. Taigi būtent šiame pranešime aš ir noriu pakalbėti daugiau apie kanapės stiebą, nes iš tikrųjų būtų galima skaityti dar atskirą pranešimą ir apie patį žiedą, bet šiame, kadangi čia yra dizaino centro posėdis, tai norėčiau pakalbėti apie stiebą. Tai pagrindinės dvi stiebo dalis yra plošas ir stiebo širdis. Ir mes norėsim šiandien akcentuoti kanapių spalius būtent, tai yra smulkinta sumedėjusi kanapių stiebo dalis, kuri yra naudojama statybose. Smulkiniai pasižymi šiluminę gerą varžą, akustinėmis savybėmis ir atsparumu atvirai liepsnai.
Taigi, pagrindinės medžiagos, gaminant kanapių kompozitus, tai žinoma yra kanapių spaliai, jie gali būti skirtingų frakcijų, tai yra smulkinti arba iš vis malti kanapių spaliai, na, o rišomosios medžiagos šiuo atveju svarbiausia yra kalkės, turi būti gesintos kalkės, taip pat galima naudoti pucolaną, tai yra vulkaninės kilmės pelenai. Taip pat alternatyvios įvairios rišomosios medžiagos, kurios galbūt ne tiek yra statybom, bet tiek kažkokiem mažesniem dizaino projekčiukam, tai būtų linų sėmenys, kvietiniai miltai, vermikulitas, kuris išlengvina konstrukciją, taip pat pats plaušas, kuris yra gera rišamoji medžiaga. Taigi dabar pakalbėkime apie garso valdymo dizaino objektus. Oi, kas čia atsitiko? Oi, palaukit, čia kažkaip nesupratau. Oi. Taip. Taigi, kuo pasižymi kanapės dizaino objektai per garso prizmę, tai yra aukštas garso sukirties koeficientas. Tai yra labai geras vidutinių ir aukštų dažnių sugerimas. Taip pat pati porėta struktūra leidžia efektyviai išskaidyti garso bangas ir sumažinti aidą. Taip pat yra garso izoliacija, tankis ir sluoksniavimas, kanapių izoliacijos plokštės ir kompozitai, pavyzdžiui, su moliu, kalkiu ir ligninu gali būti naudoti nuo garso izoliavimui, triukšmo tarp patalpų mažinimui. Taip pat sluoksnių derinimas, kombinavimas kanapių pluošto su sunkesnėmis medžiagomis, pavyzdžiui, molio arba gipso kartonų galima pasiekti gerą garso decibelų slopinimo indeksą. Na ir tai yra natūralus rezonanso slopinimas. Kanapių kompozitai ne tik sugeria garsą, bet ir nesukelia nepageidavimų rezonansų, todėl yra naudinga akustinėse patalpose, muzikos studijose būtent ir neurojautriems vartotojams skirtose aplinkose. Taigi, akustinės pertvaros. Čia yra ekspozicinė siena sukurta Vilniuje 2021 metais. Šis projektas buvo Vilniaus dailės akademijos bakalauro studijų metu atliktas, kuomet buvo statoma ekspozicinė siena vienoje iš Vilniaus centro studijų. Siena buvo statoma presuotos žemės technologija, naudojantis klojiniu ir kasdien kylant po maždaug 30 cm į viršų ir kiekvienas mišinys buvo skirtingo biokompozito. Ten buvo naudojamos skirtingas kalkių santykis, naudojamas pucolanas, įvairūs pigmentai. Čia prieš tai matote nuotraukoje, matosi tas visas sluoksniavimas. Tai buvo skirtingi įvairūs mišiniai. Taip atrodė galutinis variantas. Taip pat galima varijuoti įvairiausių padaryti projektų, tai gali būti kambarių pertvaros ir įvairios akustinės tokios dekoracijos. Taip pat, štai čia dar vienas pavyzdys, kaip yra sluoksniuojama ir žaidžiama su skirtingų spalių kompozitų tankiu, kurie yra labiau grublėtas paviršius, kai kur labiau lygus ir taip sukuriama tokia emocija sluoksniavimo. Čia yra su moliu pavyzdys, kuomet iš vis galima išgrauti tokius grubius paviršius ir visą tai sugeria aišku garsą. Na, taip pat įdomus buvo eksperimentavimas gaminant tokius monumentalius baldus. Tai čia yra, tarkim, stalas multifunkcinis, kuris yra iš 4 atskirų kanapių blokų sujungiamas. Ir čia yra ekspozicija iš dizaino inovacijų centro. Pavyzdys, kuomet buvo įkurta kanapių interjero studija Vilniuje 2020-2022 metais, paskui pastatas buvo parduotas ir šitą studiją teko dėja iškraustyti. Na, o dabar, jeigu kam nors įdomu pamatyti tokį gyvą kanapių objektą Vilniuje, Vilniaus centre, Totorių gatvėje,
visiškai neseniai, čia prieš Kalėdas, buvau pastačiau tiksliau, tokį prekystalį, Sweet Love Cafe Vilniaus centre, tai jeigu kam įdomu, galite nueiti, pažiūrėti, pačiupinėti, kaip atrodo. Čia matosi procesas. Taip pat kaip ir ta ekspozicinė siena, šis prekystalis buvo statomas klojinio pagalba, liejant sluoksnius ir matote įvairias spalvas, tai buvo naudojami natūralūs pigmentai, kadangi ši vieta yra vegetariška, labai dvasiškai tokių pakilių žmonių, tai jie norėjo, kad viskas būtų kuo natūraliau, tai visi tie atspalviai tonai, šviesesni tonai buvo išgauti dedant tiesiog į mišinį daugiau kalkių, o visi tie kiti atspalviai tai buvo išgauti su natūraliais prieskoniais, tokiais kaip cinamonas ir paprika raudonoji. Taip pat šiuo metu vyksta pasiruošimas Venecijos architektūros bienaliai. Mes gaminame dabar tokį irgi prekystalį, kuris bus eksponuojamas nuo rugpjūčio mėnesio. Ir šiuo metu čia jūs matote prekystalio apačią, yra aukštinkojomis dabar, nes džiovykloje džiūna, nes ten kojelės matote viršai, bet čia yra, irgi matote, yra klojinys, į klojinį taip pat presuotos žemės technologijos metodų dėliojamos kanapės sluoksniuojamos. Ir tiesiog ilgiausias procesas yra džiovimas. Nes pagaminti tai galima per maždaug vieną, tarkim, dieną, ten viską supili ir taip toliau, o džiūna, jeigu objektas yra stambesnis, platesnis, storesnis, tai gali kartais džiovimas trukti net ir apie mėnesį laiko. Čia taip pat yra įvairios variacijos, kaip galima žaisti su kanapių betono tekstūromis ir faktūromis, tiesiog sluoksniuojant, gaminant įvairius tokius monumentalius objektus. Taip pat ir paprastesnius interjero sprendimus, kaip tarkim kavos staliukas. Kadangi, aišku, kanapių tas paviršius yra šiek tiek grubus, tai galima arba įtinkuoti viršutinę tą dalį, kad būtų stalviršis lygus, arba galima naudoti stiklą. Taip pat kiti baldų, tarkim, tokie variacijos galimos, tai yra daryti kažkokį baldo paviršių iš kanapių betono, o paskui tą sėdimąją dalį pridėti kažkokį minkštą pagrindą. Taip pat miksuoti kanapės su metalu arba veidrodžiu, stiklu. Tai labai yra neribotos galimybės iš tikrųjų baldų dizaino, kur dar kol kas net nėra per daug pasaulyje išdirbtų tokių gaminių. Čia taip pat buvo vienas mano projektas, kuomet buvo sukurta labai daug įvairiausių detalių, tokių įvairių formų, ir jos gali būti pritaikomas vaikų žaidimo erdvėse ir tuo pačiu jos sugeria garsą. Tai tarkim vaikų darželėje galėtų būti, kaip vaikai tuo pačiu žaidžia, yra ir baldas, ir sienos kažkokios akustinės savybės, ir tuo pačiu natūralios medžiagos. Tai šis projektas šiuo metu yra projektiniai dar stadijoje, bet galimas jo įgyvendinimas. Taip pat, tarkim, įvairūs minimalesni tokie interjero elementai, kaip, tarkim, šviestuvas, vazonai, kurie irgi jų visuma erdvėje sugeria garsą, tarkim, įvairūs tokie ekspoziciniai, tarkim, parduotuvių interjerui gali būti naudojami dalykai. Na, o kitas etapas, kuomet, nes čia dabar pakalbėjau daugiau apie kanapių betono gaminių panaudojimą, mišinių panaudojimą, kaip žiūrint iš dizaino perspektyvos, kaip sienų pertvaros ar baldai. Tai kitas etapas yra akustinės plokštės, čia jau yra kita technologija, nes jau naudojami bioplastikai, tai yra kažkokie rišikliai. Tai mano pirmasis projektas buvo vykdomas Islandijoje, kuomet aš gyvenau ir mokiausi tenai magistrą ir bendradarbiavau su Islandijos kanapių asociacija, bet kadangi jie neturi kalkių, tai tuomet neįmanoma padaryti hemkrito, tai reikėjo pagalvoti, ką galima iš vietinių jų žaliavų panaudoti, kad galėtumėm surišti kanapės. Ir pas juos yra labai daug jūržolių ir vulkanų, tai vulkaninės kilmės pelenai, solanas ir jūržolės buvo mano rišikliai, nes pas juos pliažuose tiesiog yra apstutų jūržolių. Ir iš jų išgaunami, taip pat kalcifikuotos jūržolės, kurios yra iškasamos iš jūros, iš vandenyno dugno.
Taip pat jos dažniausiai yra šiaip naudojamos kaip dirvožemio trąšos, bet jos turi rišamųjų savybių. Tai dariau įvairius eksperimentus. Čia pucolano viena iš vietų, iš kur išgaunamas tas pucolanas. Buvo daromas projektas tylusis Icelandikritas ir buvo daromi įvairūs mišiniai tiesiog su jūržolių nuovirais, smulkintom tom jūržolėm ir pavyko išgauti visai neblogą rišamąją medžiagą ir buvo padaryta tokia vienas prototipas, tokios kaip ir akustinės plokštės. Na, o Lietuvoje pernai metais pradėjau su Naujo Europos Bauhauso tyrimų centru vystyti Hemformos akustinių plokščių projektą. Tai ir jūs galite pamatyti mūsų ekspoziciją štai ten, už kampo, visiškai šioje salės kampe. Tai Hemforma projektas prasidėjo, aišku, paieškose, kur Lietuvoje galima įsigyti perdirbtų spalių. Atsirado Cannabis Hub, ar ne, gamykla. Tuomet, jau kai buvo aišku, kad yra žaliavos, reikėjo įsitikinti, ar tai, kaip pasakyti, ar rišimas su bioplastiku yra efektyvus. Tuomet dariau įvairius testus su Vilniaus Tech universitetu ir iš pradžių buvo atliekamas garso sugeriamumo tyrimas medžiagoje pačioje su inbendanso vamzdžiu, buvo atliekama šiaip daugybė bandymų, kol buvo įsitikinta, kad ši medžiaga gerai sugeria garsą. Čia yra tokie jau laboratoriniai moksliniai tyrimai, bet trumpai tariant, tai sugeria garsą, tarkim, ofiso triukšmo ar užsivedančio automobilio arba kondicionieriaus. Na ir tuomet prasidėjo kūrybinės paieškos, šiuo atveju Hemformos akustinių plokščių įkvėpimas, tai buvo būtent pelėdos sparnų fragmentai man, nes pelėda ir šiaip yra tyliausiai skraidantis paukštis pasaulyje. Ir tuo pačiu jos gyvena mano sodyboje, aš pastoviai girdžiu, kaip jos ulbuoja. Tai prasidėjo dizaino kažkokios paieškos, parametrinio dizaino paieškos, išsivystė į modulinę konstrukciją pagal mechaninės inžinerijos duomenis ir buvo sukurtas algoritminis kodas, kuris gali būti keičiamas pagal norimą garso dažnių sugerimą. Tai tos bangos jos gali būti platesnės, siauresnės, tarp bangų grioveliai gali būti gilesni arba netokie gilus, priklausomai nuo kur norėtumėt, kad tos plokštės būtų instaliuotos, jeigu ten muzikiniai studijai ar ofise ar kažkam tylos kambaryje. Ir šioje ekspozicijoje taip pat yra ir karšto spaudimo metodu atlikta vienos plokštės pavyzdys ir šalto spaudimo metodu. Ir ten matosi, kaip tas algoritminis kodas keičiasi, nors tas pats dizainas, bet plokštės yra skirtingų dydžių ir skirtingo bangavimo. Ir pirmieji bandymai buvo atlikti Kauno technologijos universitete, kuomet kloinys buvo pagamintas ir laboratorijoje eksperimentavome su karšto spaudimo metodu. Ir buvo iš tikrųjų taip, kad ten ir nepavyko, daug kartų ir nepavyko, bet galiausiai pavyko išdirbti gerą technologiją, efektyvę. Na ir tuomet, koks yra panaudojimas tų plokščių, tai gali būti tiesiog kaip plokštės instaliacijoms, tuomet gali būti lubų, sienų perdangom naudojamos, ofisų, tarkim, stalų pertvarom. Taip pat akustiniai kambariai. Šioje ekspozicijoje, čia nuotrauka netgi yra iš ekspozicijos, tai yra tas standartinis ofiso tylos kambarys, vidus instaliuotas mūsų plokštėmis. Taip pat gali būti įvairūs akustiniai baldai, šis projektas irgi kol kas yra projektinėje stadijoje, bet netoli gamybos. Tai čia yra akustinis tylos kubas, kuris yra kaip ir sofa.
ir kaip ir širma tuo pačiu. Toks multifunkcinis baldas, kuris gali būti pritaikytas viešosiam erdvėm. Ir taip pat yra vystomas šiuo metu ir kitas akustinių plokščių projektas, kur kitas dizainas yra tyriamas garso sugerties, ne bangų, bet būtent šitų griovelių tokių. Na, o apie statybų sprendimus, tai statybose plokščias kanapės gali būti panaudojamos kaip sienų užpildas, kaip grindų užpildas, stogų izoliacija, tinkas, pat moduliniai blokai. Na ir kaip ir dizaino sprendimuose, taip ir statyboje galimas variantas tai yra drebimas į klojinį, tik aišku, čia jau reikalinga armatūra, struktūra, kuomet statomi namai klojinio pagalba ir tiesiog iškeliamos sienos. Tada kitas metodas yra purškimo metodas. Tai gali būti ir šiltinimui naudojama, gali būti ir tiesiog dabar visai populiaru senas sodybas, taip renovuoti, kuomet yra senas sodybų namelis ir norima jį greitai atnaujinti. Tai galima išpurkšti išorinės sienas šito kanapių mišiniu ir taip bus namas apsaugotas. Taip pat yra kanapiniai blokeliai gaminami. Tai realiai toks kaip Lego principų statomas namas, kaip plytom. Čia matote statybų pavyzdžius iš Ukrainos. Na ir paskui apdaila išorinė jau gali būti nuo kiekvieno poreikio. Tai tiek aš norėjau šiandien pristatyti jums. Ačiū Jums labai ir dar pabaigai mes paleisime trumpą video, kuriame pamatysite, kaip mes gaminome akustinės hemformos plokštes. Tai ačiū Jums labai.